Sveiki visi, sveiki. Labas. Labai malonu čia jūs visus matyti. Tikrai, žinokit, tikrai. Tikrai labai malonu čia įsijungti ir įrašinėti į YouTube'ą. Ilgai laukiau šito momento. Ir labai gera. Ir tikrai labai gera. Tai va, pakalbėsim apie viską, apie visokiausias temas, idėjas, apie daugą. Siela tiesiog veržiasi iš mano krūtinės. Šaukia, let's go. Norėjau pakalbėti, ko aš bijojau, kai buvau paauglys, bet tuoj mes apie tai pakalbėsim, bet noriu parodyti, kad YouTube'as įdegė, aš gal ir senai, aš tik tais dabar pastebėjau, bet įdegė apklausas. Tai va, aš čia užkrovau filmukų nemažai apie vaisius, tai ir sugalvojau apklausą jums padaryti. Būtinai užeikit ir paspauskit, bus labai įdomu pamatyti, kiek jūs valgote vaisių. Nežinau, paliksiu čia kokias, kelias dienas paliksiu šitą ir pažiūrėsiu. Pažiūrėsim, kelias dienas, gal savaitę, gal kiek. Tai va, einam atgal dėl baimių mano. Buvo kažkoks momentas, kai aš užaugau, kai paauglys buvau berniukas, kiek gal iki, nežinau, tiksliai nežinau, koks momentas tai buvo. Aš bijau dviejų dalykų. Bijojau, kiek man metų buvo tada, kažkur iki 15 gal, ne, 15 jau didelis. 7, 8, 9, 10 kažkur tai. Kažkur tai tiek, tiksliai nežinau, nes aš biškį nesorientuoju laikė tam, daug laiko praėjo. Tai aš bijau dviejų dalykų. Pastatų su aukštais smailiais stogais. Kas yra tokie pastatai? Bažnyčių bijodavau ir kalidorių, plačių, ilgų kalidorių, kurie randasi ligoninėse. Aš kai užaugau, čia daug pažįstamų mano klauso, turbūt mes užaugom Šilutėj, Traksėdžiuose, tiksliau sakant. Ką aš norėjau sakyti? Užsikalbėjau. Tai va, tų dviejų dalykų bijojau. Aš net nežinau, kodėl man tai buvo, o dabar, kai pagalvoju, tai aš žinau, kodėl aš bijojau. Tada aš nežinojau, aišku. Tada aš nežinojau. Vaikas esi, ką tu žinai, man niekas nemokina nieko tokių dalykų, kas čia yra, nesakiau, kad aš bijodavau. Nebūdavo tokių panikos atakų, taip kažkaip niekam aš nepasakodavau ir niekam aš nešnekėjau, kad aš bijau, ir aš nesislėpdavau po kaldra, naktį ir nedribėdavau.
Tik tai jis toksai būdavo jausmas nemalonus, toks nemalonus jausmas būdavo, toks kažkoks ne baimė, o tas toksai, kaip pavadinti tokį dalyką. Toks jaudulys, ne jaudulys, ne, bažnyčios koridoriai. Nu va, kažkas tokio. Bijodavau, vaikas būdavau, bijodavau tų dviejų dalykų. Wow, jau 5 minutės, jau virš 5 minučių. Nenoriu atimti jūsų brangaus laiko, bet dar pakalbam turbūt. Aš galėčiau kalbėti ir kalbėčiau. Tai va, toks įdomus dalykas buvo. Ir aš tada nežinojau, aišku, kodėl man taip yra, kodėl aš taip jaučiu. Dabar aš tai žinau. Nes tenai yra žema energija. Bažnyčiose ir ligoninėse yra žema energija. Girdėjo turbūt dabar, ypač dabar paskutiniais metais žmonės, aukšta energija, žema energija, aukštas vibracijos, žemos vibracijos, turbūt girdėjot, ne vienas apie tai, ne? Tai va, taip, viskas yra energija, bet apie tai kitą kartą gal. Kita tema. Taip, ten yra žema energija. Bažnyčiose ypatingai, labai. Tada aš, aišku, nežinojau. Ir aš niekada iš tikrųjų ten vaikas, kai buvau, neėjau į bažnyčią. Turbūt pirmą kartą į bažnyčią įėjau, turbūt man buvo, kai aš buvau armijoje Kaune. Man jau buvo kiek ten 18, 19. Ir aš savo norų aš neėjau, mumis ten vežė į tą centrinę Kauno bažnyčią. Vežė ir viskas. Ir jo, kai vaikas būdavo, ten kartais, aišku, praeini, ten kartais duris adrose, matai kas ten viduje yra, tai pro šalį praeidamas sekundę, žinai, bet kažkodėl tai man rezonavo kažkokia baimė, žinai. Tai va, ligoninės, tai koridoriai tokie kažkodėl tai irgi dėl to, jo, žmonės serga, žmonės bijo, žmonės jaudinasi, žmonės liūdi ir ten yra žema energija labai irgi. Tas pats šūdas. Ir buvo toks momentas, kai man reikėdavo pasivaikščioti po ligoninės. Irgi, kai buvau paauglys, kai vaikas buvau, buvo toks momentas, kai man nei iš to kažkas tai atsitikdavo. Ir reikėdavo pasivaikščioti po ligoninės ir dėl to aš tos koridorius ilgus tokius, plačius, pilnas sėdinčių, žinai, žmonių, vos nedėjuojančių, žinai. Ir dėl to man toksai prisimenu ir kažkodėl tai tuo metu aš jausdavau tą baimę, žinai. Ir jo, apie tai gal kitą kartą papasakosiu, kodėl aš ten vaikščiojau po ligoninės, nes irgi labai įdomus dalykas. Ir žiūriu laikrodį. Tai va, tokie dalykai įdomu, žinai. Ir kas toliau. Daugiau, aišku, aš kai užaugau, kai vyresnis jau praėjo tos baimės, nieko nebijodavau, viskas gerai, žinai. Ir dingo tos baimės. Ir nebebijau nieko. Ir iš tikrųjų tai va, ir dar noriu pasakyti, kad aš dabar nieko nebebijau. Visiškai nieko.
tos visos baimės ir nepasitikėjimai savim, jie tiesiog dingo iš manęs. Paskutinius 4,5, apie 4,5 metų labai stipriai dvasiškai paaugom ir dabar visiškai nieko nebebijau, nebėra jokių baimių. Ir apie tai smulkiau papasakosiu po ryt šiom dienom. Kam įdomu, prisijunkit, ateikit, spauskit visus mygtukus ir bendrausim giliom temom. Tai gal šiandien tiek, kiek čia, 10-11 minučių, tai gal šiandien tiek, labai malonu buvo visus pamatyti ir pasimatysim rytoj, būtinai.